Esu Ignas Kavaliūnas, ekstremaliai dirbu metalo apdirbime frezuotoju. Kiek metų dirbi ir ką gali pasakyti apie šitą darbą? Jau 2 metai su trupučiu. Anksčiau buvo visai kita darbo specifika. Čia atėjus, vyrukai supažindino su staklėm, su darbo ypatumais. Sakykim, kur esu dabar ir ką darau, tai čia visų kolegų dėka. Galėčiau gal palyginti su kokiu muzikiniu net instrumentu, pavyzdžiui, kaip su gitara. Jeigu jinai išderinta, tai su ją nelabai ką pagrosi. Bet jeigu suderinta taip, kaip reikia, skamba labai geros melodijos. Tai ir kolektyvas nuo to ir priklauso. Jeigu darniai, draugiškai, viens kitam su pagalba padedi, tai melodijos gaunasi labai gražios. Darbo patirtis buvo visai kita. 13 metų sandėliavime dirbau, o čia prieš 2 metus atėjau čia ir pirmas susidarimas su frezavimu, su staklėmis buvo čia. Kolegos, kaip ir sakau, kaip ir iš molio lipdė, ką dabar turi. Tai kiekvienas, manau, prisidėjo prie to. Manau, kad gerai jaustis darbe reikia susibendravimo, tas saugumo jausmas tada atsiranda, viens kito palaikymas. Kai atsipalaidavęs dirbi, tai tas pats kaip namie. Jokias no pressure, no stress. Čia yra, kaip ir minėjau, čia grojam gitarom. Geras. Tai gerai, ką palinkėtum šitam žmogui, kuris dabar sėdi susikūprinęs prie kompiuterio, skaito ekstremalę skelbimą? Manau, nebijoti, tikėti savimi ir pavyzdys grinai aš nieko bendro neturėjau su šita specialybė, o dabar manau, kad kolegos vertina ir džiaugiasi turėdami tokį kolegą.